Labas rytas, esu Marius Putrimas iš OB Teramodus įmonės ir šiandien moderuosiu mūsų organizuojamą renginį lazerinio skanavimo vertė kasdienime architekto darbe. Šiuo matau, kad mūsų nemažai prisijungia, tad iškart noriu pasakyti, kad renginys bus transliuojamas Zoom ir LinkedIn platformose, taigi klausimus renginio metu galėsite uždavinėti abiejose platformose. Užduotant klausimą Zoom platformoje, prašome naudotis klausimai atsakymai angliškai Q&A įrankiu, kurį rasite Zoom meniu juostoje. Taigi, renginio metu turėsime 4 pranešėjus: mokslų daktarą Tadą Žižiūną, Vilniaus universitetas, architektą Robertą Zilinską, UAB Atodangos, architektę Ulę Lengvenę, UAB No Architects ir UAB Teramodus matavimo centro vadovą Martyną Valauskį. Taigi, didžioji mūsų dalis, kurie dalyvauja šiame renginyje, dirbame versluose, tačiau pasitarę su komanda, pamanėme, kad visiems mums būtų naudinga pasiklausyti, kaip 3D matavimų technologijos yra naudojamos moksliniuose tyrimuose, ir apie tai daugiau mums papasakos mokslų daktaras Tadas Žižiūnas. Gerbiamas Tadai, kai tik tai galėsite, prašome pasidalinti savo ekranu ir pradėti. Taip, ekraną mes matome. Taip, sveiki. Ar mane girdite? Taip, girdime puikiai, viską matome. Galite pradėti. Puiku. Tai dėkuoju už pakvietimą dalyvauti šitame renginyje. Na ir mano užduotis šiandien bus pristatyti 3D vaizdo technologijas ir papasakoti šiek tiek plačiau, kaip jos yra panaudojamos kultūros paveldo skaitmenizavime, komunikacijoje. Na ir kitose procesuose, tokiuose kaip ir moksliniai tyrimai, Marius gerai įvardino trečią mano pranešimo dalį. Na, o pagrindas mano yra veiklos sritis susijusi su kultūros paveldu, su architektūra, skaitmeninėmis technologijomis, na ir neišvengiamai su lazeriniu skanavimu ir kitomis 3D vaizdo technologijomis, kurias bandysiu šiandien labai trumpai koncentruotai sudėti taip kaip į vieną tokį aiškų scenarijų. Ir mano tikslas, kad jūs po mano pranešimo tą scenarijų turėtumėt savo galvose, na ir mąstydami darbo metu apie įvairius galimus panaudojimo variantus, problemos sprendimo būdus, komunikacinius įrankius, prisimintumėt tai, ką šiandien trumpai bandysiu jums papasakoti. Taigi, 3 pagrindinės dalys yra šiandien mano prezentacijoje, tai yra kaip tie 3D duomenys gali būti panaudojami pirmiausia, tokiam pavadinkim minkštiesiams projektams, tai yra komunikaciniams. Tai papildytoji ir virtuali realybė iš tikrųjų yra vieni iš mano mėgstamiausių įrankių, nes jie įgalina iš tikrųjų vykdyti platų spektrą pačių įvairiausių edukacinių, mokslinių, pažintinių, verslo organizavimo, pristatymo užduotims spręsti pačioms įvairiausioms. Antrasis būtų šiek tiek konkretesnis, vienas koncentruotas medinės architektūros toks pavyzdys, kokius iš tikrųjų tos 3D duomenys galime mes gauti ir ką iš to masyvo pasigaminti. Tai tie skaitmeniniai produktai iš tikrųjų yra pats įvairiausi, šios norėsiu trumpai pristatyti. Na ir trečioji dalis, kaip ir minėjau, tai bus susijusi labiau su tuo, kad surinkę 3D duomenis, jos panaudoja įvairiems medijos dalykams ar, tarkime, brėžinių gamybai, mes jos galime panaudoti iš tikrųjų labai rimtiems moksliniams tyrimams ir kas susijęs su paveldosauga, su stebėsena, su urbanistika, iš tikrųjų šitos technologijos yra tiesiog nepamainomi įrankiai. Apie tai norėsiu trumpai papasakoti per labai konkretų pavyzdį. Tai, žodžiu, nepabėkite, neperrinkite kanalo ir be reklamų važiuojame
per prezentaciją. Taigi, pirmoji skaidrė yra tiesiog lentynėlės, į kurias susidėliosime visą mano naudojamą žodyną ir pavyzdžius. Kalbėdami apie 3D technologijas, mes turime omenyje ne vieną kažkokį įrankį ir net ne vieną metodą, kaip mes galime sukurti tą 3D skaitmeninį turinį, 3D modelį. Tai mes galime jį, jeigu nieko neturime fiziškai, neturime egzistuojančio pastato arba jis yra sunykęs, kaip dažnai būna kultūros paveldo atveju, mes galime jį sumodeliuoti. Na, tiesiog nuo nulio prie kompiuterio atsisėdę jį nupiešti, vaizdžiai tariant, remiantis kažkokiais tai moksliniais ar kitokiais duomenim. Jeigu mes turime fizinį objektą, bet, na, jis yra, žodžiu, irgi reikalaujantis kažkokių tvarkybos darbų ar panašiai, mes naudojame lazerinio skanavimo technologiją 90% atveju. Na ir tam tikrais atvejais mums labai patogu naudoti ir 3D skaitmeninę fotogrametriją. Tai iš architektų, kiek žinau, daug kas yra susidūrę iš vienos pusės su šituo terminu fotogrametrija. Mano atveju pristatomoje skaidrėje tas terminas reiškia nuotraukų fiksavimą ir iš jų gamybą 3D modelio. Tai yra toks procesas, kada mes atliekame eilę fotografavimo tam tikrų žingsnių ir gauname galų gale 3D spalvotą modelį. O skaitmeninės medijos dešinėje reiškia, ką mes galime nuveikti su tuo turiniu. Tai nesvarbu, kokiu būdu mes turėsime tą objektą, mes jį galime panaudoti tiek per papildytą ar per virtualią realybę. Na ir čia, kad tokį dar įdėjau tokį vaizdelį, kuriame būtų galima tai dar suskirstyti šiek tiek plačiau. Bet iš esmės akcentai yra du, kad nesvarbu, kokį metodą taikome, mes iš esmės gauname taškų masyvą, tai yra, turbūt žinote, didelis tam tikrų taškelių koordinuotų erdvėje toks debesis tinklas. Na ir iš jo kaip antrinį rezultatą jau mes gaminame pačius įvairiausius produktus, tiek CAD brėžinius, tiek matuojame, fiksuojame įvairius deformacijos, tūrių, plotų ir kitus pokyčius ar kažkokius tai parametrus. O tretinis rezultatas, tai mano minėtosios virtualios ir papildytos realybės, ar kiti išvestiniai produktai, kurie tikrai vis daugiau užima vietos filmų industrijoje, žaidimų industrijoje ir netgi, kiek žinau, ir su mūsų lietuviškojų paveldų, su miestais, mes jau tarptautinėje rinkoje figūruojame kaip ir tokie skaitmeninių išteklių, būtent 3D modelių tiekėjais, kurie duoda pasaulinėms kompanijoms tam tikras 3D modelių grupės, kuriuose kuriami filmai, žaidimai ir panašiai. Taigi šitos industrijos yra persipinusios ir visų dalyvauja tas pats 3D turinys. Fotogrametrija, kaip minėjau, tai yra toks įrankis, kur reikalingas iš principo fotoaparatas. Jeigu mums reikia kažkokiu greitai užfiksuoti tam tikrų metų, praktiškai kaip ir bet kokį objektą realybėje egzistuojantį, tiek kaip ir vidurį matote tokią skulptūrą, čia 1,5 metro beveik aukščio medinė, tiek Zapyškio bažnyčios atvejais, tai yra iš esmės galima naudoti fotogrametrijos technologiją, bet dažniausiai, kai kalbame apie pastatus, tai lazerinis skanavimas yra pažangesnis, pranašesnis savo tikslumu, nes kai mes gaminame fotogrametriniu būdu modelius, tai mes turime dar papildomai užtikrinti įvairius kokybės parametrus. Tai, žodžiu, jeigu norime ramiai miegoti ir žinoti, kad užfiksavome objektą tinkamai, tai visada lazerinis skanavimas duoda tą tikrumą, aiškumą. Jeigu mes tam tikrais atvejais čia ir dabar turime tik fotoaparatą po ranka ir negalime, nusipirkti ir užsakyti skanavimo paslaugas, galime gaminti modelį ir fotogrametriškai. Tačiau, kaip ir minėjau, reikia įvairiausių toliau sekančių kokybės užtikrinimo žingsnių. Na, o pagrindinis įrankis tai fotoaparatas ir ne tiek svarbu, ar jis yra, žodžiu, su propeleriais, dar kitaip vadinamas dronų fotoaparatas skraidantis, ar jis ant žemės, ar mes turime eilę fotoaparatų ir apjungiam šių gautus duomenis.
tai bet kuriuo atveju mes dirbame su šviesos suvaldymu. Na ir tai nėra taip jau iš tikrųjų paprasta. Architektas, vadovaudamasis šitą logiką, turėtų dar neblogai išmanyti ir fotografavimo taisyklės, žodžiu, kad tos nuotraukos būtų kokybiškos, nes bent kelios nuotraukos blogos ir, gali sugadinti visą projektą. Tai čia įdėjau keletą tokių pavyzdėlių, kurie gaminti, būtent, čia mano gaminti fotogrametrijos būdu, bet iš esmės turiu ir daugybę kitų pavyzdžių, kur taikau kombinuotą technologiją, kada galime ir naudoti ir skenavimą, ir fotogrametriją, arba tik skenavimą. Tai čia bus antroji mano pranešimo dalis. Dar viena tokia skaidrė apie vizualizavimą, tai kada mes turime tiesiog plyną žemės sklypą, subraižome brėžinį, žodžiu, ir vizualizuojame. Tai šiandien dieną architektai turbūt čia niekuo nenusteps ir tai yra duona kasdieninė, iš esmės nuo įvairių naujų pastatų, nekilnojamo turto vystymo projektų, tai yra neišvengiama kaip projekto pristatymas, kaip pardavimo įrankis, tai šiandien dienai tikrai galime labai lengvai ir greitai pasigaminti patiems vizualizacijas tokiais įrankiais kaip SketchUp ir kitais, kurie iš tikrųjų nereikalauja super didelio išmanimo, kaip su ta technologija, žodžiu, atlikti vieną ar kitą veiksmą. Tai pakankamai intuityvios programos, kurios vis ateityje tobulėja. Tai vizualizavimas čia yra kaip vienas iš turbūt kasdienių darbų. Kalbant apie 3D skenavimą, mes dažniausiai susiduriam su tokiomis 4 klasėmis arba 4 būdais, kaip mes tą skenavimą atliekam. Tai antžeminis skeneris, turbūt gal teko ir matyti, kada mieste ar kitur, ant tokių specialių kojų stovintis prietaisas, jų yra pačių įvairiausių. Iš esmės jisai lazerio pagalba matuoja atstumus iki norimo objekto, ir taip kilnodami tą prietaisą iš taško į tašką, žodžiu, jeigu mums reikia pastato 3D modelio, mes jį turime visą apeiti, jeigu norime vidų išskanuoti, reikia viduj atlikti tuos pačius veiksmus, ir po to sujungus matome pilną išsamų tikslų skaitmeninį, realybės kopiją ar skaitmeninį tiesiog modelį to objekto. Orlaivių LiDAR technologija, jinai iš principo veikia labai panašiai, tiesiog jinai skirta didesniam teritorijom, šiek tiek gal mažesniu tikslumu fiksuoti, tikrai nemažas teritorijas. Ir anksčiau būdavo, kad fiziniai tikri dideli lėktuvai pilotuojami su tam tikra įranga skraidydavo ir rinkdavo tą informaciją. Šiandien dieną iš tikrųjų dronai tą atlieka ne ką prasčiau, tik aišku reikia turėti omeny mastą. Jeigu mes norime 100 hektarų, tai gal dronas ir nėra pats geriausias variantas, bet tipiniams dažniausiams projektams užtenka pilnai ir šiandien vis tobulėjančių dronų, kurie turi tiek fotokameras, tiek lazerį ir gali atlikti iš principo labai tikslius fiksavimus. Rankiniai skeneriai, dažniausiai tai jie naudojami iš mano srities žiūrint, žvelgiant, tai yra muziejiniai objektai ir įvairūs tokie skaitmeninimo projektėliai. O paskutinė judančių skenerių sistema pavyzdys, tai iš principo ant bet kokio automobilio fiksuojama tokia įrangos komplektacija, kurie įeina ir skenerių sistemos, ir tokios vadinamos inercinės sistemos, ir GPS ir taip toliau. Tai iš tikrųjų efektyvus būdas fiksuoti, tarkime, miestų gatves, važinėti tokiais didesniais atstumais, kur to skenerio rankomis tikrai neprinešiosi, jeigu mes turime 300 hektarų plotą, kaip 350 kaip Vilniaus, pavyzdžiui, senamiesčio atvejais, tai iš tikrųjų sunkoka būtų ant žeminių skenerių viską suskanuoti, nors teoriškai įmanoma. Tačiau judančių skenerių sistemos yra šiuo atveju pažangesnis metodas. Antroji pranešimo dalis yra, kaip minėjau, tas pavyzdys. Ganėtinai senas jisai, bet aktualus iki šiandien, tai yra Gintališkės medinės bažnyčios toks architektūrinis paveldas, kuriam tiesiog buvo atliktas lazerinis skanavimas. Ir aš norėjau tiesiog pabandyti pagaminti visus įmanomus arba daugelį dažniausiai naudojamų produktų ir tiesiog demonstraciniais tikslais pasižiūrėti, kągi galime mes iš to gauti. Šiandien dienai tie klausimai jau nebekyla, bet dar prieš
10 metų reikėjo įrodinėti tas vertes ir, žodžiu, pasakoti nuodugniai kiekvieną žingsnį. Tai šiuo atveju matome įvairius pjūvius, sujungę išorės ir vidaus skanavimo duomenis, mes galime virtualiai pjaustyti pastatą, vertinti įvairias konstrukcijas, susižymėti, išsimatuoti ir vėliau atlikti braižymą tam tikriems mazgams, kurie mus domina, ar apskritai visą pastatą įvertinti iš įvairių būklių, tiek konstrukcinės dalies, tiek architektūrinės apdailos ir taip toliau ir panašiai. Tai iš esmės toks šiuo atveju kaip rentgenas išeina. Kiti dalykai, kad lazeris mato šiek tiek geriau negu akis, čia taip švelniai tariant, na ir kartais vaikštant ant paviršių sunku įvertinti, čia jo situacija gera ar bloga, žvelgiant iš paveldo tvarkybos, iš būklės vertinimo perspektyvų, tai va šiuo atveju tos bažnyčios grindų deformacijos žemėlapis, vėlgi gautas lazerinio skanavimo duomenų pagalba kaip išvestinis rezultatas. Ne ką mažiau aktualus yra plotų skaičiavimas, tai yra, matome, pagaminti tokie supaprastinti bažnyčios modeliai iš to pačio taškų masyvo, iš to point cloudo. Na ir čia galime matuoti pačius įvairiausius mums aktualius objektus. Tarkime, mums reikia žinoti, kiek tiksliai kainuoja pakeisti stogą, suplanuoti darbus, planuoti biudžetą. Tai iš akies liniuotę, remiantis senais brėžiniais, kurie netikslus arba jų iš vis nėra, tai atlikti pakankamai sudėtinga. Jeigu norime tikslumo, lazerinis skanavimas čia nepakeičiamas įrankis. Mes suskanuojam, atliekam, pasižymim tas vietas, kurios mums domina, na ir tarkim, mus domina, kiek kainuoja, žodžiu, pakeisti langus, koks yra plotas. Bet ploto mes nepaskaičiuosime taip tiksliai. Dar aktualiau, jeigu mes naudojame kažkokias ypatingai brangias medžiagas, kaip auksas, na ir tarkim, turime kažkokį didžiulį paveikslą, restauratoriai atlieka savo darbą, bet jiems reikia paskaičiuoti, kiekgi to aukso reikės. O tai atlikti tikrai labai sudėtinga. Iš praktikos žinau, kad būna tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę, kad per mažai aukso būna arba per daug. Tai iš tikrųjų šiandien dienai 21 amžiuje mes turėtume remtis iš esmės tą tikslumo prerogatyvą, kad įrankiai mums turi paskaičiuoti tiksliai. Ir vėlgi skanavimas leidžia tai padaryti tiksliai. Nuskanavę paveikslą, žodžiu, paskaičiuojam iškilimo visus iškilimus, kurias norime pauksuoti, na, žodžiu, gauname tikslų kiekį medžiagos, kurios mums reikia. Na, be abejo, duona kasdieninė, AutoCAD'as ir planai, ir brėžiniai, tai čia kiekvieno architekto, kiekvienos dienos reikalas, čia turbūt nėra net ką ir pasakoti, tačiau verta pabrėžti, kad lazerinis skanavimas, na, iš esmės yra tas kurpalius, ant kurio jau specialistas braižo šitą tikslų detalų vaizdą, na ir kokiu tik tai norite tikslumu, detalumu, fiksuojamos tam tikros vietos, ar visas pastatas jau kaip yra, koks yra poreikis priklausomai. Prezentacija. Vėlgi, architekto darbas neatsiejamas nuo to, kad reikia vienu ar kitu etapu apginti savo poziciją, parodyti savo viziją, žodžiu, galbūt gauti finansavimą, galbūt tartis su visuomenė, tarkim, nežinau, yra kažkoks paveldo objektas tvarkomas, na ir kokia nors ten Faro konvencija, kaip ir įpareigotų netgi tartis su visuomenė, kad, na, supažindinti ją, tai iš tikrųjų nusiuntus tuos CAD brėžinius ir kartais architektai labai specifinę kalbą perteikdami informaciją, na, sunkiai komunikuoja su visuomenė, kuri neturi tam tikrų pagrindų vertinti vienokią ar kitokią architektūrinę informaciją, tai tos vizualizacijos tokios ir supaprastintos, jos iš esmės sprendžia komunikacinę problemą. Na, grįžtam prie tos skaidrės, todėl, kad norėčiau toliau papasakoti, labai trumpai parodyti keletą tokių pavyzdžių, jau apie komunikaciją, kurią mes galime vykdyti, na, iš 3D turinio, su juo nuskanuotų turiniu, su ta medžiaga, ką mes galime nuveikti be mano minėtų planų, brėžinių, matavimų ir panašių dalykų. Tai papildyto realybė mano turbūt mėgstamiausias įrankis, nes jisai leidžia praktiškai bet kam, kas turi išmanųjį telefoną, sukūrus specialią programėlę, na, mėgautis to turiniu, kuris dažniausiai turi keleriopą funkciją, tai
tiek edukacija, muziejai, gidai, panašus dalykai. O veikimo principas labai paprastas. Tiesiog ant fizinio pasaulio, kurį matome akimis, mes perdengiam skaitmeninį turinį. Tai 3D skaitmeninis turinys labai efektyviai atrodo, na, ten gatvėje esantis kažkoks tai tuščias skveras ir žvelgiant per telefono ekraną matome ten atgijusi pastatą 3D, realaus dydžio, in situ, na, įvietinta ten, kuris buvo, žodžiu, panašių spalvų, kiek tai įmanoma atkurti, realistiškumą ir panašiai. Tai duoda tam tikrus efektus. O technologija nėra labai nauja, kaip gali kas nors pagalvoti, iš tikrųjų pakankamai principas senai sugalvotas, tik šiandien jis jau tapo labai, na, tokiu ganėtinai nesudėtingai įgyvendinamų procesų, vardan mūsų greitai augančiom technologijom, ir tas Moro taisyklė, turbūt žinot, kad kas keletą metų pajėgumai didėja, su to ateina ir naujos galimybės. Čia toks pavyzdėlis gan paprastas, bet jisai gerai iliustruoja, kaip ta papildyta realybė gali, na, pasitarnauti, tarkim, šiuo atveju tas architektūrinio paveldo pažinimo aspektas. Tai Londono muziejus ganėtinai senai, bet iš tikrųjų iki šiol aktualus projektas sugalvojo, kad turime daug fotografijų Londono, senųjų fotografijų, yra didžiuliai kolekciniai, žodžiu, rinkiniai, bet juos žiūrėti, peržiūrėti muziejuje atėjus iš tikrųjų nėra pats įdomiausias dalykas, ypatingai šiandien, kada visi, na, įpratę vartoti informaciją greitai ir dideliais kiekiais. Tai vietoj to, kad mes pateiktume fiziškai tas nuotraukėlės atspausdinę ar kažkokiame ekrane, kurių ten 10 000, tiesiog buvo sugalvota, kad kiekviena nuotrauka yra identifikuojama, kur čia tas pastatas buvo. Žodžiu, pririšama jo lokacija prie nuotraukos, na ir atėjęs žmogus į tą tikrą tašką mato iškart telefono ekrane tiek realybės vaizdą, kaip viskas dabar yra ir koks buvo vaizdas, tarkim, prieš 80 metų, prieš 50 metų, panašiai. Tai karinis, pokariniai visokie laikotarpiai įveda labai daug pokyčių ir urbanistika, ir pavieniai architektūros elementai, fasadai, aukštingumai, tūriai, išplanavimai, įvairios posesijos ir panašiai, jos iš tikrųjų kartais neatpažįstamai pasikeičia. Ir tas, na, žodžiu, papildytos realybės toks komunikacinis įrankis čia yra labai, labai toks, na, gerai suveikiantis. Keletą atvejų Lietuvoje, na, tiesiog teko prisidėti prie Dubingių paveldo sklaidos, gal teko girdėti, čia prieš keletą metų buvo, na, iš tikrųjų įspūdingo masto tarpsritiniai tyrimai, kuriame dalyvavo labai žymus garsus mokslininkai, tyrėjai ir buvo, na, tikrai iš tikrųjų didelis mastas informacijos sukaupta, bet, na, pristatyti tai visuomeniai pakankamai sudėtinga. Na ir buvo tokia pati idėja, kad iš tikrųjų jau sunykęs pastatas, bet galime atkurti jo buvusį maždaug įsivaizduojamą vaizdą, na, pridėti tos informacijos kaip vaizdo klipai ir panašus dalykai, garsiniai pasakojimai ir papasakoti tą istoriją iš tikrųjų interaktyviai. Lygiai taip pat su Vilniaus gynybinė siena. Iš tikrųjų tas paveldas toks įdomus mūsų, jis yra, na, 90% sunykęs, liko tik tai vieni vartai, bet mes pakankamai daug žinome informacijos apie kitus buvusius Vilniaus gynybinės sienos vartus. Na ir buvo tokia idėja tiesiog atkurti ir pastatyti juos ten, kur jie maždaug galėjo būti. Tai daugeliu atveju mes žinome pakankamai tiksliai, archeologiniai tyrimai padeda identifikuoti tas vietas. Kai kuriais atvejais remiamės, na, žodžiu, tokių romantistų ir, na, nebe amžininkų liudijimais informacija, kuri vis tiek padeda, na, bent jau imaginaciniu požiūriu atkurti tai, kas galėjo būti. Trečias mano jau į pabaigą einančios prezentacijos dalis, tai yra moksliniai tyrimai. Mes kalbėjom apie tai, kaip mes, žodžiu, vykdome fiksavimus įvairius, matavimus, bet čia yra pavyzdys, kaip mes jau įgyvendiname ir tam tikrus mokslinius projektus, kada, žodžiu, skaitmeniniai duomenys tampa, na, tokia baze, ant kurios jau statome
eilę procesų. Tai paveldosaugoje, paveldosauginiu požiūriu visada yra svarbu stebėti miesto plėtrą, valstybė įsipareigojusi tam tikrais aspektais saugoti tai, kas yra sukurta anksčiau. Egzistuoja tam tikri terminai, kuriuos jūs turbūt ir žinote, tie, kas dirbat su paveldu, vertingoji savybė ir panašiai. Tai kaip visą tai užfiksuoti, kaip visą tai sekti, kaip visą tai, žodžiu, išsaugoti. Šiandien dienai, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje turime situaciją, kada iš esmės, vizualiniu būdu, akies metodu stebime aplinką, prašome kažkokiom tai neiškiom lentelėm, kurios yra super subjektyvios, ir tas paveldas iš esmės kartais yra, taip liktai ir prižiūrimas popieriuose, bet realybėje yra situacija kitokia. Čia pavyzdys Britų atveju, kada jie, tiesiog savo užstatymą senamiesčio ten tokio uosto garsaus įrašyto į pasaulio paveldą, nutarė užstatyti naująją architektūrą taip, kad, iš esmės pakeičia visą landšaftą ir užstatymo tam tikras linijas ir kitas vertingasias savybės, sudarko tą istorinį vaizdą, ir tokiu būdu šita vieta buvo net išbraukta iš pasaulio paveldo sąrašo. Labai nenorėčiau, kad taip atsitiktų su Vilniumi, todėl jau prieš keletą metų su mokslininkų komanda sugalvojame sukurti tokį įrankį, kuris padėtų stebėti kultūros paveldo kaitą, ir kad 3D technologijos skanavimas čia yra numeris 1 technologija, be jos mes tiesiog negalėtume įgyveninti šitų idėjų, o vis geriau ir geriau beveikiantis ir rezultatą rodantis dirbtinis intelektas dar labiau padeda, žodžiu, atlikti tam tikrus procesus. Ir esminis momentas, idėja yra potencialių pažaidų savalaikis užkardymas. Tai šiuo atveju toks paveldosauginis išsireiškimas, kuris sako, kad jeigu mes nuskanuojam vieną objektą, žodžiu, 23 metais ir 23 metų pabaigoje mes palyginame tos duomenis, mums sistema parodo pasikeitusius langus, stoglangius, sienas, žodžiu, vartus, pilestrus, stogus, ką tik tai norime, ką mes saugome, kas yra, įpareigota saugoti, ir atliekam tam tikrus jų procesinius veiksmus, žinodami, kur tiksliai važiuoti. Tai jeigu spėjame, dar ir savalaikis užkardymas suveikia, jeigu dar kažkoks tai tvarkybos procesas, kuriuo metu dar galime kažką dar, žodžiu, sustabdyti žalojimą, jeigu tai yra iš tikrųjų ne pagal dokumentaciją atliekami darbai, tai tada iš vis tai yra tobulas variantas. Taigi, stebėsena remiasi vėlgi pagrindu, tai yra duomenys. Duomenys renkami įvairiais metodais, mes bandėme įvairiausius skanavimo metodus, taip pat ir 2D nuotraukų masyvas buvo renkamas. Be abejo, kad žinotume, kur tas poveikis vyksta, tai turime geografiškai orientuotų duomenų masyvą turėti, tai GIS arba geografinės informacinės sistemos čia jau suveikia. Ir kaip mano minėtas, tas mobilumo skenerių sistemos ant automobilių irgi buvo panaudota ir iš tikrųjų perspektyvus metodas miestuose rinkti tokią informaciją. Taigi, tokiu būdu mes gauname įvairiausių parametrų duomenų, ir galime stebėti paveldo kaitą, tai senamiesčio kardiograma čia pavadintas toks vaizdelis. Iš tikrųjų mes galime tada tą senamiestį ar bet kokį pastatą, jo dalį, gatvę, išklotinės gauti čia ir dabar, lyginti, kas buvo anksčiau, tiksliai. Jau čia mes nekalbame apie kažkokius tai, žodžiu, aprašymus, lenteles savais žodžiais, o mes kalbame apie, iš esmės, geometriją, kurios jau nelabai apgaus. Tų mano minėtų vertingųjų savybių identifikavimas, vėlgi, dirbtinis intelektas čia, kaip minėjau, atlieka vis geriau ir geriau savo užduotį. Dabar tai mes jau kalbame virš 95–6–7% tikslumą. Kada fasaduose ar iš stogų pozicijos šiuo atveju buvo sukurti 2 atskiri dirbtinio intelekto tokie varikliai, kurie jau atpažįsta vertingasias savybės, kurias mes norime sekti. Parodo jas, identifikuoja ir galime su jomis dirbti. O neuroniniai tinklai, turbūt irgi girdėtas terminas, jisai ir atlieka šitą skaičiavimą, tai yra iš esmės identifikuoja iš pikselių ar vokselių. Vokselis tai yra 3D pikselis.
Tai įvairia kombinuota metodika mes galime pridėję tokių visokių skaičiavimų, kurie kartais primena alchemiją šiek tiek, bet iš esmės mes gaminame modelį, treniruojame jį tol, kol jis duoda mums tenkinamą rezultatą. Tai tokiu būdu pasigaminame tokią dirbtinės smegenis, kurios iš tų duomenų, kurias renkame, skanuodami, fotografuodami, jis jau surenka objektus į klases, įvardina jas, parodo, kur jos yra. Ir netgi panoramų atveju mes galime 3D taškų masyve nusistatyti bet kokią poziciją, kuri mums patinka. Įsivaizduokite, turime 360 vaizdą ir bet kuriame taške, tame tūryje mes galime pažymėti tašką ir iš to taško, iš tos koordinatės, kuri nekinta, nepriklausomai nuo ten žemės darbai bus vykdomi toliau, kažkas užstatys, neužstatys, pasikeis, ar mes galėsime tą vietą ateiti, ten nuskanuoti, ar jau turėsim iš kitos vietos skanuoti, tarkim, už 5 metų. Nepriklausomai nuo to, mes visada iš tos pačios pozicijos galėsime stebėti miestų siluetų kaitą, užstatymai ir panašus kiti dalykai, kurie irgi svarbus išsaugant paveldą. Ir UNESCO paveldas apskritai tai yra dar atskira kategorija, Vilnius yra toks. Jam reikia tos priežiūros žymiai daugiau ir tiksliau. Tai šiuo atveju mūsų sukurtas įrankis čia pavyzdį dėjau, jis tik tai parodo šiuo atveju ne architektūrinę, bet augmenijos kaitą, bet jis lygiai taip tokiu pačiu principu veikia ir su pastatais. Ir keletas vartotojų sąsajos tiesiog pavyzdžių, kaip mes gauname tokią galbūt ir ne pačią gražiausią lentelę, bet jinai yra aukso vertės, nes jinai automatiniu būdu mums surenka kiekvieną vertingąją savybę, kažkokį tai kaminą atrado, žodžiu, apie informaciją, mes 3D galime pasukioti tą kaminą ir panašiai. Ir keletą pabaigai visai pavyzdžių, kaip iš tikrųjų Vilniaus senamiestis, kaip mūsų tas didysis paveldas, jis turi tam tikras taisyklės, kaip reikėtų įrenginėti vienus ar kitokius objektus. Taip, gerbiamas Tadai, jūs kažkur dingote. Taip, bet matau, kad jums irgi skirtas laikas senka į pabaigą. Ir dabar, žiūrime, mes gavome šiek tiek kelis klausimus iš Martyno Jonelio, bet kiek aš žiūriu klausimus, kur klausate apie formatus, apie CAD brėžinius, programas, mes tą kaip tik atsakysime paskutinėje dalyje, kurią skaitys Martynas Volanskis. O dabar sekanti tema apie praktinius patarimus, kurioje architektai Robertas Zilinskas ir Ūlė Lengvenė pasidalins savo įžvalgomis, kaip būtent jie taiko ir naudoja 3D matavimų technologijos jų vykdomuose projektuose. Taip. Gerbiamas Robertai, kai tik tai galėsite, pasidalinkite savo ekranu. Labą dieną. Taip, girdime puikiai. Taip, vaizdas kraunasi. Tiek. Palauksim. Taip, vaizdas užsikrovė. Galite, prašome, pradėti. Aš norėjau papasakoti, parodyti keletą pavyzdžių. Ir pirmiausiai, tai mano specializacija viena iš tokių greta įprastinės architektūrinės veiklos yra architektūros paveldo tyrimai ir tvarkyba. Ir galiu pasakyti, kad šitas skenavimas, tos skaitmeninės technologijos
ypatingai labai gerai tinkamos yra pravarčios dirbant su architektūros paveldu. Na ir aš jau nuo 2007 metų susidūriau su Terramodus ir iki šiol pastoviai vis bendradarbiaujame. Tai pirmas toksai buvo Dubingių piliavietė, tiksliau sakant, Dubingių bažnyčios priekamas. Bet ten buvo tokia juokinga situacija, kad aš tą iškasinėtą bažnyčią užsifiksavau tokiu įprastais metodais, padariau projektą, pradėjom vykdyti ir tyrimų ataskaitą išleido, tada iš archeologų sužinojau, kad jie dėl tos svarbos objekto ir sudėtingumo yra užsakę ir šitą 3D skenavimą. Tai aš jį tiesiog jau su savo įdomumui pasinaudojau, peržiūrėjau, bet po to, kai 2008-2009 metais buvo imtasi pilies rūmų, tai jau nuo pat pradžių ėmiau naudoti šitos skaitmeninius produktus. Na, tuo metu dar buvo gana keblu panaudoti produktus tiesiogiai naudojant DVG formatus. Tam reikėjo brangių ir sudėtingų tokių pakeitimo visokių programų, tai dėl to man pasiūlė tokį būdą, kad šitos visus taškų tą debesį, kurių ten yra keli milijonai, gal 30 milijonų gausi, juos sujungti į tokias pjūvius, kurie yra kas 10 cm, x, y ir z kryptimis, visas tas iškasinėtas rūmas buvo supjaustytas. Nu, tie visi tie pjūviai tokie gavosi koordinuoti polilainai ir aš turėjau daugybę pjūvių 3 kryptim ir man nereikėjo jokių matavimų daugiau. Čia buvo visom 3 kryptim, čia atskirom kryptim pjūviai. Parodau, kaip atrodo. Ir, na, tas horizontalūs pjūviai, tai gaunasi liktai žemėlapis izohipsės, kurios čia šiuo atveju kas 10 cm. Čia man padarė kas 10 cm, galima daryti kas centimetrą ar dar kitokiais intervalais tą pjaustymą. Nu ir tiesiog DVG jau iš DXF atsisaugojau DVG ir užkroviau šitos duomenis ant topografinės nuotraukos ir viską dariau toliau ant šitokių pagrindų. Bet čia dabar tos izohipsės kas 10 cm jos skirtingų atspalvių, tiesiog skirtingų laikų skanuota, nes dalis rūmų buvo atkasta vėliau sezonų. Nu ir čia man reikėjo tik tai susirasti siūlės ir išsiaiškinus užžymėti raidą, kaip keitėsi, kaip pristatinėtas, buvo plečiamas pastatas. Tai išleidau tyrimo ataskaitą ir tvarkybos darbų projektą ant šito pagrindo. Toliau reikėjo suprojektuoti gaubtą, kad galima būtų in situ eksponuoti ir ten užeiti ir žiūrinėti. Tai tą gaubtą mes irgi projektavom, čia ant topo nuotraukos uždėtas skaitmeninis skenavimo produktas ir mes tiesiog ant jo projektuojam pamatus, projektuojam sienas, stogą ir, na, pagal tą projektą viskas puikiai susijėjo, atitiko. Nu, čia labai didelį tarpangį reikėjo suprojektuoti, 18 metrų perdengti tokį, tai, nu, vis dėlto rizikos buvo įveiktos ir pjūviai, taip pat skersiniai pastatyti jau iš 3 dimensijų panaudojus tos polilainus skirtingų krypčių.
šitaip padėjo ir pjūvius sudėlioti ir aukščius parinkti taip, kad ten galėtum praeiti, pralįsti ir viskas įsirašytų. Ir dar kitas dalykas, tai kadangi regioniniam parke, tai negalėjo per daug aukštai kyšoti tas statinys, tai šitas irgi buvo sprendžiama. Vėliau kitas toksai pavyzdys, čia buvo 2010 metais, mums užsakė tokį darbą, tai yra Verkių popieriaus fabrikas, kuris yra irgi vienas seniausių Lietuvoje, nuo 16 amžiaus pradėtas vystyti, bet po to taip pat jau mūsų laikų vis pristatinėtas ir perdarinėtas. Tai tada savininkai ir projektuotojai šito pastato, ar tai kompleksą pastatų, jie sako, tai kaip dabar ką, mes viską saugosim, reikia atskirti, kur yra saugotinos dalis, o kurios nesaugotinos. Ir mūsų uždavinys buvo surasti tas siūlės, kur prisistatinėjo ar buvo perdarinėjamas pastatas. Tada apmatavimų mes to objekto neturėjome ir neapsimokėjo investuoti į tos apmatavimus. Čia nurėžta apačion dar eina toliau priestatai vėl tarybiniai. Ir tada mes ant tų vietų, kur jungiasi ant kampų, ant siūlių, kur jau pristatyti vėlyvesni tarybiniai to priestatai, buvo suklijuotos markės ir buvo nuskenuota aplink tas markės padarytas debesis. Tada jį supjaustė tą debesį pirmo, antro ir stogo, pirmo aukšto, antro aukšto lygyje ir stogo lygyje į tokias išpjovas plonas ir jas jau galėjo autokadas vartyti. Tai tiesiogiai panaudojant tą taškų debesį įdėjome autokadą ir čia taip pat tie jau tikslieji taškai gavosi. Ir tada mes to pagrindu čia irgi uždėjome ant pato nuotraukos ir visą raidą, kaip buvo pristatinėjama, išsiaiškinom ir tokią tyrimo ataskaitą parengėm. Ir po to tas visas kontūras buvo pateiktas Kultūros paveldo centrui ir tas kontūras ir buvo užfiksuotas kaip vertinga, saugojama popieriaus fabriko dalis, kitos dalis jau nebepatenka į saugomą objektą. Tiesiogiai Kultūros paveldo apskaitai irgi panaudojama. Ir po to projektavimui, kaip suprantu. Čia labai šviežias atvejis šiųmetinis, tai yra Vokiečių gatvės senasis grindinys. Ten Vokiečių gatvės, kaip žinote, yra projektas. Jisai vadinasi rekonstravimo projektas, nes yra senoji trasa ir yra naujoji trasa, kuri po karo pravesta, išgriovus dalį užstatymo. O senoji trasa, kuri yra pietvakarinėje daly, jinai išgrįsta maždaug apie 1929 metus akmens trinkelėmis ir jinai yra senamiesčio vertingoji savybė. Mums reikėjo parengti šalia rekonstravimo projekto ir tvarkybos projektą šito grindinio, tai reikėjo jį kažkaip užfiksuoti. Mums pasiūlė du būdus. Vienas būdas padaryti ortofoto fiksavimą ir ant ortofoto turėti tokį spalvotą natūralesnį vaizdą, bet ten priparkuota automobilių, medžiai ir mes nebūtumėm visko matę. Tada mums pasiūlė skenavimą taškų debesies būdu ir tada gavosi tas grindinys nuskenuotas ir maždaug iki vidurio automobilio, kad vieno ten stovinčių. Tai mes parengėm čia tvarkybos projektą, turime jau ir leidimą jo įgyvendinimui, davėm koordinatės visų vietų, kur pasisuka. Vietoje instituto grindinį išsaugoti nepavyks, nes jisai labai kreivas, duobėtas ir inžinerinius tinklus po juo reikia taisyti. Tai galima bus surinkti gana tiksliai, žinant, kur
kryptis ir kaip išdėstyti tie akmens trinkelių plotai. Čia yra irgi vienas iš didesnių, tiksliau sakant, čia 2018 metais Vilniuje Unitų cerkvėje buvo ortofoto jau būdu fiksuotos išklotinės visos. Ten yra ir tapyba, lipdiniai, architektūrinės detalės ir mes tiesiog panaudojame tyrimo ataskaitai, užkėlėme išzonduotą visą informaciją, sudėliojame irgi į raidos etapus. Ir tiesiog ant ortofoto pagrindų visą medžiagą turim, galima projektuoti pagal ją, tiesiogiai panaudojant kaip pagrindą. O čia yra jau pereitų ir šių metų veikla, tai yra grindys tos pačios cerkvės. Mes irgi panaudojam ortofoto pagrindą, ištyrinėjom, nustatėm, kur kokio laikotarpio grindys, kiek jų išlikę, kokias reikia panaudoti, kurias reikia išeksponuoti, kurias galima nuardyti ir panašiai. Čia, kur GR2 užrašiukas, gaila atskirai nepadariau atskiros tokios skaidrės, ten yra surasta epitafija grindyse, akmenyje išrašyta ten fundatoriaus mirties dalykai, visa informacija. Tai, reikėjo jos parengti programą metodiką restauravimą ir dabar ne šiaip sau, kad patogu yra naudoti šitas skaitmeninės technologijas, bet netgi yra reikalaujama, kai yra rengiama tokių kūrinių, meno kūrinių programos metodikos restauravimo, reikalaujama tiksliai nustatyti plotą, gabaritus, paviršius. Tai čia buvo dar išleista atskirai ataskaita tos plokštės duomenų, kuri pridėta jau restauravimo tarybai pateikta buvo. Ir paskutinis pavyzdys, tai yra Makso Šukio sodyba Mingės kaime. Labai suyręs namas, pasvyręs, statytas 1886 metais su mūriniu tokiu rūkykla vidury, pats jisai medinis, ant durpių stovi, labai nusėdęs. Čia buvo irgi, nežinau kokių metodų, bet iš esmės jau padaryta fotogrametriniai brėžiniai, įprasti, kuriuos naudoja architektai. Mums buvo naudingi tuo, kad mes matom, kiek jisai nusėdęs ir kaip jis deformuotas. Nes čia žaliai jau parodyta, koks jisai buvo, koks jo ilgis, aukštis ir tie pasvirimai buvo išaiškinti dėka to, kad labai tiksliai užfiksuota skaitmeniniu būdu tos ir deformacijos, ne tik tai, kad pastato tą autentiškus vaizdus, bet ir jo visas sujungimas. Tai tiek mano pavyzdžių. Labai ačiū, Robertai, kad pasidalinote, kaip naudojat lazerinį skanavimą. Ir labai džiugu girdėti, kad kartu dirbame nuo pat įmonės pradžios, tai yra 2007 metų. Ir manau, jūs labai didelę dalį prisidėjote, kad populiarintume 3D lazerinio skanavimo technologijų naudojimą tvarkybos projektuose. Tai labai ačiū Jums už Jūsų pristatymą. Kol kas klausimą aš Jums nematau. Matau tik tai, kad grįžo Tadas Žižiūnas, mokslo daktaras, tai jeigu jam turėsite klausimų, galite užduoti, tada, kada tik tai turėsim galimybę, mes pasistengsim atsakyti. Na, o dabar žodį perleisim gerbiamai architektai Uliai. Ir kai tik tai galėsite, taip, dabar kai tik tai galėsite, prašome pasidalinti Jūsų ekranu. Taip, vaizdą matome, viskas tvarkoje. Labą dieną. Gerai, sveiki. Girdime puikiai. Labai gerai. Ačiū labai, kad pakvietėte dalyvauti ir papasakoti apie lazerinio skanavimo privalumus. Tikrai daug esam naudoję šios technologijos ir labai džiaugiamės ją atradę.
Tai aš esu Ulė Lengvenė iš Atstovaujama Architects kompaniją, esu architektė ir noriu šiandien truputį papasakoti, kaip mes naudojam tą technologiją dviejose skirtingose projektuose, bet, žodžiu, dirbam prie skirtingų projektų, tačiau didžiausią naudą mes pamatėm dirbdami prie interjero projektų, prie didelių verslo interjero projektų, kur turime turėti labai tikslius duomenis, kad galėtume išmodeliuoti viską iki detalių, nes dažnai mes kuriame ir baldus tam interjerui ir skaičiuojame ten rozetės jungiklius, tai tikrai turim turėti labai tikslę aplinkos informaciją. Ir, žodžiu, dar kas yra svarbu, naudojant šią 3D skenavimo technologiją, kad yra ekologinės naudos, tai tu neturi kiekvieną kartą kažko nespėjęs pamatuoti ar pamiršęs, tiesiog grįžti į objektą ir vėl iš naujo skanuoti, ypač jeigu jis yra kitame mieste, tai matom didelę pagalbą tiesiog turint jau tą nuskanuotą modelį ir jį turint biure, bet kada gali atsidaryti ir naudoti ir vėl žiūrėti, tai tiesiog sutaupai daug labai tikrai laiko. Tai pirmas projektas, kuriame mes sugalvojom prieš berods 5 metus panaudoti šią technologiją, tai yra istorinis pastatas Kaune, buvęs bankas, kuriame tuo metu turėjo įsikurti coworkingo prekinis ženklas ir buvo nemaža kvadratūra, patalpos išsidėstę per kelis aukštus, dėl to mes turbūt buvom išsigandę, kiek čia laiko mums užtruks pamatuoti visą tą pastatą, interjerą, nes tai buvo kaip čia remontas, tai nebuvo visiškai viskas ten iš naujo daroma, tai turėjom ir išsaugoti ir dalį inžinerijos ir taip toliau, dėl to buvo labai svarbus tas matavimo procesas. Tai kreipiamės tada į teramodus, dar tais laikais skeneris buvo. Tuo metu mes naudojom jį tikslesnį ir jis buvo, atsimenu, ten labai didelis, dar su mumis važiavo kolega iš teramodus, kad padėtų nuskanuoti viską. Tai, bet, žodžiu, viskas įvyko sklandžiai, pakankamai greitai, nuskanavom apie ten 2000 kvadratų per vieną darbo dieną berods. Ir čia matot ištrauką iš to objekto point cloudo, čia pjūvis per pastatą. Ir pagal kurį mes po to susimodeliavom per maždaug 10 darbo dienų tą visą, žodžiu, 3D modelių pastatą, ant kurio po to galėjom dirbti. Taip, tai čia tiesiog keletą skaičių pateikiau, kad išmatavom per vieną darbo dieną, sumodeliavome per 10 darbo dienų ir maždaug tą pradžios pasiruošimo projektui etapą pagreitinom grubiai 5 kartus. Tai va. Ir čia matot jau galutinio projekto vaizdą, kaip jau atrodė įrengtos patalpos. Ir aišku, mes sėkmingai panaudojom tą technologiją ir vėliau naudojom skirtingose projektuose, skanavom ir reljefą, ir tiesiog ten kitus parduotuvių projektus, prie kurių dirbom. Bet gal dar papasakosiu apie vieną projektą, kuris, man atrodo, buvo įdomus. Tai, žodžiu, kadangi atsirado Trimble X7, naujas tas skeneris, jis ir mažesnis buvo šiek tiek, ir vienas žmogus iš esmės galėjo su juo dirbti ir nereikėjo ten kviestis į pagalbą daug žmonių. Tai tiesiog sugalvojom, kad išbandykim tą naują produktą, nes turim laiko, projekte nėra toks svarbus gal terminas kaip tame pirmame projekte. Ir, žodžiu, sugalvojom jį išbandyti, tai čia yra tas Trimble X7 skeneris, kurį tiesiog vienas gali įsidėti į automobilį, yra tokia kuprinė, kuriame yra tavo galva skenerio, tada štatyvas kaip fotoaparatai ir tiesiog gali nuvažiuoti į objektą ir, žodžiu, nuskanuoti jį visą. Tai kame dar čia yra esmė, kad beskanuojant tu gali daryti ir kitus darbus, ten, nežinau, fotografuoti tą objektą ar matuoti tavo aktualius mažesnius kampus, o skeneris iš esmės veikia pats savo, tu jį tiesiog pastatai, jis įskanuoja vieną tašką, tada automatiškai sustoja, perkeli į kitą vietą, vėl automatiškai sustoja ir taip, žodžiu, pusę darbo dienos gali tiesiog praleisti skanuodamas
ir gerdamas kavą. Tai čia ką norėjau pasakyti, kad pakankamai paprasta yra naudoti šitą technologiją. Tai va, ir dar norėjau parodyti, kaip, žodžiu, nuskanuotas tas modelis, po to į ką gali jis pavirsti. Tai čia yra 3D, žodžiu, ant to nuskanuoto 3D modelio jau virtualioje realybėje uždėtas interjero vaizdas, visas medžiagos ir baldai, ir, žodžiu, čia tiesiog technologija, kokią mes naudojam pristatyti savo projektus. Ir norėjau tiesiog akcentuoti, kad galbūt sutaupydamas laiko tam aplinkos pirmam tam etapui, nuskanavimui, fotografavimui, kuris tikrai daug užtrunka, gali daugiau laiko skirti tai jau kūrybiniai tai dalį ir tiesiog mes, tarkim, pasirenkam sumodeliuoti tokius modelius. Tai va, ir toliau yra privalumai, kokius mes pastebėjom naudojant skenerį. Tai žinoma, privalumų yra daugiau negu iššūkių, tai tu gauni itin tikslius duomenis, tiesiog tikslius duomenis tikrai daug kartų tikslesnius, negu matuotum pats su lazeriu ar metru tą objektą. Čia, manau, gali būti aktualu ir visiems, ir architektams, ir interjero architektams, visiems tiesiog, kas dirba su patalpomis. Tada taupai tikrai savo laiką ir resursus. Tai, tarkim, kas gali užtrukti ten vieną, žodžiu, savaitę gali matuoti ir po to važiuoti vėl į tą objektą, nes pamiršai kažką išmatuoti, tada ir vėl važiuoti. Tai tu tiesiog vietoj to tu turi visą modelį pas save jau kompiuteryje, tą point cloudą, kurį gali bet kada atsidaryti ir pasitikrinti, kas tau aktualu ten, ar pasitikrinti ortakį kažkokią rozetę ar kitą dalyką. Tada kūrybinė laisvė, tai čia norėjau pasakyti, kad tiesiog turi laiko nuo tų, žodžiu, šitas procesas yra toks gal man neįdomiausias mūsų darbe, ten tas fotografavimas ir susipažinimas su objektu pirminis, tai ir, žodžiu, panaudodamas tą technologiją, tai tikrai turi daug daugiau laiko tai kūrybiniai laisvai, gali ar daugiau variantų sumodeliuoti klientui, ar tiesiog ilgesnį laiko tarpą skirti paieškai kažkokiu analogu. Tai tikrai verta, manau, šitą dalį sutrumpinti. Komandinis darbas, tai ypač jeigu dirbi prie kažkokio didelio projekto, daug, kuris turi ten didelę kvadratūrą, ar yra terminai kažkokie trumpi, tai, žodžiu, komanda gali dirbti prie vieno to, naudodama vieną point cloudą, gali tuo pačiu metu modeliuoti esamą situaciją ir tikrai tai sutaupo laiko ir tarpusavį komanda gali tartis lengvai ir pjaustyti tą modelį vietoj to, kad žiūrėtų ten į kažkokį papirinį ant popieriaus išmatuotą objektą. Ir žinoma, informacijos pilnumas tai yra tiesiog, tu turi viską tame nuskanuotame modelyje, tame point cloude, nes jisai kartu yra ir su nuotrauka, kuri yra spalvota, tai iš esmės tiesiog turi esamo pastato modelį ir gali viską jame matyti, ko tau reikia. Tai va, o iššūkiai galbūt, su kuriais mes susidūrėm, tai aišku, ta finansinė pusė, tiesiog išsinuomoti tą skenerį vienai dienai, suma nėra ten pati mažiausia ir tiesiog gal būna stresas tą dieną viską išmatuoti greitai, tu skubi, jeigu dar nori keletą objektų išmatuoti tą pačią dieną, tai aišku, tikimės, kad ta technologija atpigs laikui bėgant, tada galbūt įgūdžių trūkumas skanavimo metu, tai kartais tiesiog bematuojant, tie taškai matavimo turi susijungti vienas su kitu. Tai jeigu kažkur ten tą skenerį nuneši per toli, kartais jie gali nesusijungti ir tada būna daug darbo jau teramodus žmonėms vėliau mums padėti. Tada galbūt tas taškų masyvas, kurį turi po to, tu gauni paskanavimo, tai reikia tam tikros įrangos jį apdirbti, tiesiog galingų kompiuterių, bet tikriausiai visi architektai jau dirba su pakankamai galingais, tai čia neturėtų būti didelis iššūkis ir
Ir aišku, tavo komanda turi būti pasiryžus draugauti su inovacijom, norėti kažkaip kitaip pažvelgti į tą projektą ir ten, nesipriešinti, nematuoti vis dar su metrais, bet norėti su kažko nauju susipažinti. Tai tokius matau iššūkius, bet aišku, manau, kad šią technologiją tikrai verta išbandyti visiems architektams ar interjero architektams, nes tiesiog taip galima ženkliai patobulinti tą pirmą procesą projekto ištyrimo, susipažinimo su projektu ir tikrai verta tą, manau, daryti, kad galėtumėm skirti daugiau erdvės kūrybai. Ir viskas iš esmės. Jeigu turit klausimų, galit paklausti. Aš kažkaip čia greitai visai papasakau apie viską. Gerbiama Ūlė, labai ačiū už jūsų pranešimą. Tikrai buvo įdomu pasiklausyti. Ir aš manau, jūs galėtumėt atsakyti į vieną klausimą, kurį uždavė mūsų žiūrovai. Jūs kaip tik sakėte, kad patys modeliavote 3D modelį. Ir kaip tik mes esam susilaukę klausimą, kokias programinės įrangas galime naudoti modeliavimui. Ir būtent jūsų atveju, kokią programinį įrangą jūs naudojate 3D modelio sukūrimą iš 3D Point Cloud. Tai mes naudojam Archicad programinę įrangą. Naudojam Archicad. Archicadas turi gerą įrankį, kad tą Point Cloudą kaip čia suvalgyti. Tu tiesiog gali modeliuoti tuo pačiu metu ir pjaustyti Point Cloudą ir tiesiog paprastai pakankamai viskas ten būna. Čia gal kolegos mano labiau papasakotų detaliau apie tą dalį, bet naudojam Archicadą, jeigu taip trumpai. Taip, aš čia norėčiau prisidėti, kad dabar praktiškai visos CAD programos, kurios yra rinkoje, gali įsikelti 3D taškų masyvą praktiškai bet tokiais formatais ir nėra labai sunku pačiu Point Cloudu dirbti, o jeigu net ir dirbama daugiau, yra specializuotų programinių įrangų, kurios tą darbą paspartina, jeigu tai jau diena kasdieninė, kaip tarkim mūsų UAB Teramodus įmonėje. Toliau dar vieną, kaip ir klausimą, sulaukėm, Vytautas Grikšas ranką pakėlė, tai aš tada pabandysiu leisti jam tą klausimą užduoti. Tai gerbiamas Vytautai, jeigu tai padarėte netyčia, tai prašome užduoti klausimą. Dėja, galbūt buvo ir paspausta netyčia ranka. Tai gerbiama Ūlė, labai dėkoju už jūsų prezentaciją. Ir dabar paskutinė dalis, tai yra tema, ką svarbu žinoti, užsakant 3D matavimus, kad gautume kokybiškus rezultatus, būtent tokius, kokie jums reikalingi įgyvendinti konkretų jūsų projektą. Ir savo patirtimi bei rekomendacijomis šiuo klausimu pasidalins mano kolega Martynas Valauskas iš UAB Teramodus įmonės. Tai aš tik perduosiu žodį Martynui. Sveiki. Sveiki, girdime gerai. Prašome pasidalinti savo ekraną. Gerai. Matot? Ekranas kraunasi, taip užsikrovė, prašome paleisti prezentaciją ir pradėti. Sveiki visi, tai kaip Marius minėjo, esu Martynas Valauskis iš UAB Teramodus. Su kai kuriais iš jūsų turbūt esam jau bendravę, su kuriais nesam, tikiuosi bus progų pabendrauti ateityje. Ir šiandien šiek tiek papasakos jums trumpai iš mūsų pusės, iš mūsų kaip skenavimo specialistų ir iš mūsų klientų patirčių, kokius duomenys dažniausiai pateikiam, kokius galim pateikti galutinius rezultatus ir antroji daly pateiksiu kelis pavyzdžius, kokie duomenys, kokiems darbams atlikti buvo naudojami. Tai pirmiausia, kas tas yra lazerinis skenavimas, čia jau prieš tai kalbėję pranešėjai pasakojo, kaip Tadas minėjo, nesvarbu iš kokiu būdu surinkti duomenys. Galutinis rezultatas yra taškinis modelis, angliškai vadinamas Point Cloudas, tai kai kurie mūsų klientai jau naudoja
užsakinėja tik skanuotus duomenys, tai tokiu atveju, ką mes padarom, tai sujungiam visas skanavimo pozicijas į vieną modelį, į vieną taškinį modelį, vieną objektą, patikrinam duomenų kokybę ir tada priklausomai nuo to, kokie yra reikalavimai, galim susijęti su valstybinė koordinačių sistema, galima palikti tiesiog skenerio sąlyginiai sistemai ir išeksportuojam reikiamų formatų. Tai tų formatų yra labai įvairių, universalus yra E57, tai čia tinka daugumai programų arba yra Autodesko programoms specialus RCP formatas ir taip pat iš anksto informavus, kokia programa dirbat, galim parinkti patį tinkamiausią formatą lazerinius duomenų pateikimai. Tai kas yra tas lazerinis taškų modelis, tai jau kalbėjo pranešėjai, kur naudoja, ką galima su juo daryti, tai yra tiesiog objektas perkeltas į kompiuterio ekraną. Šiuo atveju buvo skanuota ir išorė ir vidus, tai turint jau sujungtą modelį, galim daryti pjūvius, matuoti perdangų storius, pertvarų pločius ar tiesiog reikiamose vietose matuotis atstumus arba koordinates. Kad gautumėm pilną padengimą, kadangi dirbom jau seniai su skanuotais, su lazerinio skanavimo duomenimis, pastebėjom, kad kuo daugiau vietos yra paliekama interpretacijoms, tuo sudėtingiau yra pateikti kokybišką galutinį produktą užsakovui. Tai kadangi skeneris yra, antžeminis skeneris yra statomas ant žemės ir realiai mato tiek, kiek matot jūs atsistoję, tai viskas, kas yra aukščiau antro aukšto, virš stogo informacija, palangės ir panašiai, jos nenusiskanuoja. Todėl lieka daug tuščių vietų, kur braižytojai ir modeliuotojai turėtų interpretuoti tas vietas. Tai mes savo darbuose visą laiką skanuodama išorę naudojam kombinuotą metodą. Tai ir lazerinis skanavimas ir iš drono gautų nuotraukų sujungimas ir taškų modelis gautas iš tų nuotraukų. Ir sujungus juos į vieną gaunam tiek informaciją iš skenerio, kuri yra aštresnių kampų, tikslesnė, tiek informacija iš nuotraukų, kuri padengia visas nematomas nuo žemės vietas. Kaip minėjau, point cloudas yra tik pradinė informacija, kurią mes galim pateikti, bet iš savo patirties, bet taškinio modelio, kurį jau kai kurie klientai naudoja, dažniausiai pateikiam čia parodytas rezultatus. Tai 3D panoraminės nuotraukos, tai yra tie patys skanuoti duomenys, tik atvaizduoti kaip panoraminės nuotraukos. Jos pateikiamos peržiūros programoje, tai kas yra labai gerai, kad tiems, kurie nedirba nuolatos su 3D modeliais, kuriems yra sudėtingiau ten rasti reikiamą informaciją taškų masyve, galima įeiti kiekvieną skanavimo poziciją ir matuotis atstumus bei apžiūrinėti objektą taip, tarsi stovėtumėt toje patalpoje, kuri yra nuskanuota. Ir tai yra žymiai paprasčiau, nereikia turėti jokių kompetencijų darbo su 3D. Toliau yra ortofotografiniai vaizdai, CAD brėžiniai ir 3D bei BIM modeliai. Tai apie šitos tris papasakosiu šiek tiek detaliau. Tai ortofotografiniai vaizdai, tai yra artimiausi realybei rezultatai. Yra gaunama padarius daug nuotraukų, jas sujungus į vieną ir gaunam be jokių deformacijų, iškraipimų projekciją fasado, stogo ar vidaus sienų, priklausomai nuo to, kas reikalinga. Ir žiūrint iš toliau gali atrodyti, kad tiesiog paprasta nuotrauka, bet prisiartinus, kadangi kokybę galima padaryti ir 5 ir 1 mm rezoliucijos, tai galima labai stipriai prisiartinti ir matyti tokius dalykus, kurių 2D brėžinius darant, braižytojai greičiausiai neparodytų. Tai pavyzdžiui, be nutrupėjimų
plytų sujungimų galima taip pat matyti, kur yra pasikeitusios spalvos plytų, tai galima įtart, kad yra kažkoks vandens patekimas į sieną, arba kaip nuotraukai matomas kažkoks augalėlis išdygęs sienos plyšiuose ar prie stogo, kurie taip pat yra, reiškia, kad kažkokia problema gali būti toje vietoje. Stogo ortofoto taip pat, jeigu vizualiai atrodo geometriškai viskas kaip ir tvarkingai stogas, nėra jokių deformacijų, bet prisiartinus ortofoto labiau galima matyti, kad kai kuriuose vietose stovi. Yra ženklų, kad gali būti, kad stovi vanduo, vadinasi, reikia ieškoti irgi kažkokių problemų su vandens nutekėjimu ir panašiai. Tai tokių dalykų darant 2D brėžinius dažniausiai neparodoma. Tai šitie ortofoto yra daug naudingesnis šitoj vietoj, bet tai nėra, kadangi tai nėra vektorizuotas brėžinys, tai jį galime įsikelti bet kokią CAD platformą, bet jeigu kažkokius matavimus, braižymus reikia daryti, tai jau turi atlikti patys architektai. Toliau 2D brėžiniai, tai pagal tai, kam bus naudojami, taip pat jie gali būti įvairiaus detalumo, tai pagrindinis dalykas, kuris nulemia kainą ir laiką atlikimo, ir yra tai, ant kiek detaliai bus rodomas kiekvienas objektas. Tai gali būti, kaip pavyzdžiui, čia jeigu reikia tik pagrindinių pastato konstrukcijų, kažkokių elementų, matyti angas, kur yra, tai galima rodyti labai nedetalius brėžinius, o jeigu yra reikalingi lipdinių detalizacija, deformacijos, netektys, plytų sudalinimai ir panašiai, tai jau tada darom detalesnius brėžinius. Arba gali būti visiškai faktinis 1:1 braižymas, masteliu 1:1, tai pats detaliausias, labiausiai imlus laikui, bet jau tada yra parodoma visi smulkiausi elementai 1:1 su visom deformacijom, ir gali būti naudojama jau detaliems šitų objektų plotų skaičiavimams, apie kuriuos paskui vėliau taip pat papasakosiu. Tiek 2D, tiek 3D atveju pagrindinė informacija, kuri nulemia kainą ir atlikimo laiką, kaip ir sakiau, yra tai, kaip detaliai viską rodom, tai taip vadinamas detalumo lygis, angliškai level of details, tai dažniausiai yra skirstoma į LOD 2, 3 arba 4. Tai skirtumas tarp LOD 2 ir LOD 4 gali būti ir 6 ir daugiau kartų tiek laiko, tiek kainos prasme, todėl labai svarbu iškart įsivertinti, kokio detalumo, kokie elementai turėtų būti rodomi, kad gautų tokį produktą, kuris už tą kainą bus maksimaliai naudingai panaudotas. Apie LOD 1 nepasakosiu, nes LOD 1 yra tiesiog, vidus apskritai nėra daromas, o iš išorės tai yra tiesiog pastato dėžutė, parodant pagrindinius gabaritus, tai tokių užsakymų būna labai mažai mūsų praktikoje ir panaudojami jie turbūt tik vizualizacijose dažniausiai. Tai dabar šiek tiek detaliau apie kai kurių pagrindinius pastato elementus. Tai kaip ir minėjau, nuo detalumo priklauso, kiek laiko truks braižymas. Tai čia langai ir sienos, kaip matot, LOD 2 rodoma tik anga, nerodoma, nedetalizuojama ten langas, durys, sienos rodomos tik pagrindiniais gabaritais. LOD 3 jau atsiranda pagrindinė informacija rėmų, langų, sienose, jeigu yra kažkokie nestatus kampai parodomi taip pat, pagrindiniai profilio elementai konstrukcijų, o LOD 4 jau turim maksimaliai detalų lango brėžinį ne tik su rėmų informacija, bet ir jeigu yra stiklų kažkokiais elementais. O sienoj taip pat rodomi maksimaliai pilnas sienos profilis su visais elementais. Durys, tai irgi priklausomai nuo to, kur bus naudojama, tai
vidaus ar išorės, gali būti tiesiog anga parodoma, kad ten yra, kad toj vietoje yra anga, kokios tos durys nedetalizuojama. Tada LOD3 parodom, kad durys yra, pagrindinį profilį staktos ir viskas. O jau LOD4 tai jau yra pilnai detalizuota tiek durų, tiek stakta, tiek pačių durų tekstūra ir spalvos ir visa kita detalė informacija. Kalbant apie metalinės konstrukcijas, tai galima pridėti ir stogo konstrukcijas, jeigu darom, tai irgi priklauso nuo to, kur naudojama. Ar tiesiog reikia žinoti, kad jos yra ir kur jos yra, tai tada parodom pagrindinį gabaritą to objekto, kurioje vietoje jis yra. LOD3 galima šiek tiek detaliau parodyti profilį, kokios formos yra tos metalinės ar medinės konstrukcijos. O LOD4 tai jau pats detaliausias, jeigu reikia skaičiuoti kažkokias apkrovas, tai parodomi tiek sujungimo, pilnas profilis konstrukcijos, sujungimo elementai, varžtai, plokštelės ir panašiai. Tada laiptai ir turėklai, tai čia turbūt vieni imliausių dalykai laikui, nes LOD2 turėklas nerodomas visai, laiptai parodomi standartiniu simboliu, kad tiesiog, kad žinot, kur yra laiptai ir viskas. LOD3 parodomas turėklas, kurioje jis vietoje ar yra ir kurioje vietoje yra, bei jo aukštis, laiptai šiek tiek labiau detalizuojami, o LOD4 tai jau pats detaliausias modelis arba brėžinys, tai jeigu tai nėra kažkoks kultūros paveldo objektas, kur reikia detaliai atkurti tuos turėklus, tai jų naudot nėra naudinga, nes braižyti, nes laiko sugaištama labai daug išbraižant kiekvieną tokį elementą, o nauda iš jų paprastam projektavime turbūt bus abejotina. Tai čia vienas iš elementų, kuriuos neišsiaiškinęs iš antro galima labai daug laiko sugaišti ir praktiškai bus nepanaudojama. Kaip sakiau, antroji daly šiek tiek papasakosiu kelis pavyzdžius, kokiems uždaviniams spręst naudoja mūsų skenavimo duomenys klientai. Tai pirmas būtų planavimo uždaviniai. Tai dažniausiai naudojamas point cloudas ir ortofoto. Point cloudas gaunamas iš nuotraukų dažniausiai, nes galima didesnės teritorijas padaryti. Ir turint esamą sklypo situaciją, galima planuoti užstatymą, statinių išdėstymą ar įrenginių, taip pat kaip ant topų nuotraukos, bet turint ir 3D informaciją. Tai čia pavyzdys buvo senas sandėlys, kurį užsakovas planavo paversti į gamyklą. Tai pats sandėlys buvo iš vidaus modeliuotas LOD3 detalumu, tai reiškia jau parodomas pagrindiniai kontūrai, pagrindinės profilis elementų, o išoriai buvo tiesiog padaryta ortofoto nuotrauka ir 3D taškinis modelis. Tai iš jo mato, kur yra kieti paviršiai, kokie dabar esami statiniai yra, kur galima kažką pastatyti. Ir kas svarbiausia, kadangi gretimas sklypo labai arti pastatai buvo, tai galima lengvai įsivertinti ir kaip įtakos gretimuose sklypuose esantis pastatai projektavimą. Kitas uždavinys yra vizualizacijos. Tai vizualizacijom dažniausiai naudojami 3D modeliai. Bet čia šitoj vietoj norėčiau paaiškinti, kad 3D modelis, tai 3D modelis nelygų 3D modeliui. Jeigu paprašysit padaryti 3D modelį, tai galit gauti kaip minimum 4 variantus, kuriuos aš dabar čia parodžiau. Tai tie patys skanuoti duomenys sujungti į vieną taškų masyvą gali būti traktuojami kaip 3D modelis, nes galima juos vartyti, daryti pjūvius, matyti 3D informaciją. Bet jis nebus nes kiekviena programa galima panaudoti projektavimui. Taip pat
yra 3D modeliai, 3D mesh modeliai, tai yra iš nuotraukų gauti realių spalvų 3D modeliai, bet jie yra iš daugybės trikampių, nevektorizuoti ir jų negalima atsidaryti su paprastom CAD programom. Tai atrodo gražiai, tinka vizualizacijoms, apžiūrinėt, bet projektavime panaudot yra labai sunku arba neįmanoma. Kiti du variantai tai jau yra vektorizuoti modeliai, arba galima su bet kokią CAD platformą tai daryti ir naudot projektavimui. Tai gali būti tiesiog CAD modelis paprastas, su padarytos visi elementai geometriškai teisingi, savo vietose tikslus, bet tarpusavyje nesujungti ir neturi ryšių tarpusavyje, tarkim sienos, langai ir panašiai. Tai galima tiesiog tinkamas skaičiuoti plotams, paprastam projektavimui fasadų, tarkim. O BIM modelis, ketvirtas variantas, tai jau yra tikslus modelis, turintis ne tik geometrinę informaciją teisingose vietose, bet kiekvienas elementas tarpusavyje yra sujungti loginiais ryšiais. Tai jeigu reikėtų skaičiuoti ten langų kiekį, durų kiekį, tai viskas yra sujungta ir galima lengvai gauti visą tą informaciją iš to 3D modelio. Tai tinkamiausias projektavimui 3D modelio variantas. Grįžtant prie vizualizacijų, tai vienas iš pavyzdžių buvo viešbutis Vilniuje. Klientas planavo daryti rekonstrukciją, bet pagrindinis tikslas buvo padaryti 3D modelį, kuris tiktų vizualizacijai. Tai papildomai kadangi papildomai tą modelį ir projektavimui norėjo naudoti, tai buvo pasirinktas LOD 4, pats detaliausias variantas. Tik šiuo atveju, kadangi pagrindinis tikslas buvo vizualizacija, tai buvo pasirinktas variantas, kur vizualinis vaizdas buvo aukščiau tikslumo. Tai tose vietose, kur galbūt šiek tiek deformacijos būtų lėmė, kad objektai nebūtų vertikalūs, gražus, tai buvo ignoruojamas tikslumas, aišku, iki tam tikro lygio, ir kad modelis atrodytų gražus. Jeigu naudojame tik projektavimui, tai tada geriau rinktis variantą, kai turim galbūt netokį gražų modelį, ten kažkokios sienos gali būti šiek tiek pasvirusios, bet jis bus daug tikslesnis skanuotų duomenų atžvilgių arba taip vadinamos as-built situacijos atžvilgių. Kitas pavyzdys – konstrukcijų projektavimo darbai. Tai čia, kaip ir minėjau, kai kalbėjau apie metalinės konstrukcijas, tai čia vienas iš Švyturių Lietuvoje buvo planuojama rekonstrukcija ir kadangi konstruktoriai turėjo skaičiuoti esamų konstrukcijų leistinas apkrovas ir naujai kažkokių statomų konstrukcijų sukuriamas apkrovas, tai buvo pasirinktas detaliausias variantas LOD 4. Buvo kiekvienas konstrukcinis elementas buvo modeliuojamas pilnu profiliu ir taip pat buvo parodomi visi sujungimo elementai, varžtai, plokštelės ir panašiai, kad būtų galima skaičiuoti apkrovas. Kitas konstrukcijų projektavimo darbų pavyzdys, tai šiuo atveju buvo klientas planavo statyti naują pastatą virš požeminių garažų ir kad įsivertint, kuriuose vietose yra esamo pastato konstrukcijos laikančiosios, buvo atliktas 3D skanavimas ir sukurtas 3D modelis. Bet kadangi klientui svarbiausia buvo žinot, kur yra kolonos, laikančiosios sienos ir perdangų sujungimo vietos, tai tos vietos buvo modeliuojamas detaliai, LOD 4 detalumu, o kiti elementai, kurie nebuvo tokie svarbus, kaip paprastos pertvaros, durys
inžinerinė įranga buvo modeliuojama lot 3 tokiu būdu, negaištant bereikalo laiko ten, kur paskui nelabai bus tikslingai panaudota ta informacija. Tai kaip matot, nebūtina rinktis visą objektą kažkokiu vienu detalumu daryti, galima išsiskaidyti kiekvieną elementą skirtingų detalumų ir matyti detaliai tą, kas labiausiai svarbu, o kas mažiau svarbu, turėti tik lokaciją ir žinot, kad ten yra. Tada kitas pavyzdys, kiti uždaviniai, kurios sprendžia klientai, tai yra paviršių plotų skaičiavimo. Paviršių plotų skaičiavimo ataskaitos, tai šitas pavyzdys yra fasado ir stogo rekonstrukcijos darbams darytas 3D modelis. Čia objektas yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pastatas. Tai buvo planuojama išorės rekonstrukcija ir kadangi šiuo atveju tai reikėjo tik žinoti tikslius plotus kiekvieno elemento, langų, angokraščių, stogo, parapetų ir panašiai, tai lot 4 detalumų nereikia, buvo daromas lot 3, mažesnis detalumas ir taip pat, kadangi CAD modelis, paprastas CAD modelis, kur visa informacija geometrinė yra teisinga, buvo pakankamas, tai BIM modelis nedaromas. Tai čia yra ir greičiau ir pigiau padaroma. Tai šiuo atveju padarytas 3D modelis ir paruošiama ataskaita, kurioje sudėti kiekvienos pastato dalies bendri plotai. Tai sienų plotas, kaip minėjau, angokraščių, stogo ir panašiai. Ir tokia informacija gali būti naudojama tiksliam sąmatos parengimai. Tada mažosios architektūros ir lipdinių paviršių ploto skaičiavimai dažniausiai naudojami rengiant restauravimo programą šitų objektų. Tai šiuo atveju nenaudojam vektorizavimo, naudojamas mesh modelis, kaip minėjau, iš nuotraukų gautas iš mažų trikampiukų, nes jis geriausiai geriausiai pavaizduoja kiekvieną išlinkimą sudėtingesnio objekto, o sumodeliuoti tokio detalumo modelį būtų laiko švaistymas ir vis tiek nesigautų ten milimetrų tikslumai to išlinkimų. Tai šiuo atveju naudojamas mesh modelis, paskaičiuojamas plotas, galima skaičiuoti, kaip Tadas minėjo, atskirų detalių, kurios bus arba, kaip jis minėjo, auksuojamos arba kitokiu būdu apdirbamos, o galima daryti ir visą bendrą viso objekto plotą. Kitas pavyzdys patalpų skaičiavimo, plotų skaičiavimo ataskaitos, tai čia dažniausiai daroma patalpų rekonstrukcijos ir remontų darbams. Tai pagrindinis dėmesys skiriamas sienų, lubų ir grindų plotui. Tai kadastriniai brėžiniai turbūt galėtų būti naudojami panašiam tikslui taip pat, bet šituo atveju matom, kad kai kurios lubos yra skliautinės, arkiniai praėjimai, kai kurios tiesios, tai šita informacija kadastriniuose brėžiniuose neatsispindėtų. Tai yra daromas 2D brėžinys, sienos lubos yra rodomos detaliai su visais matmenimis, bet tokie dalykai kaip laiptai, durys, langai, jie yra rodomi, kur jie yra, bet yra rodomi tiesiog sutartinių simbolių. Nėra gaištamas laikas parodyti jų staktos profilį ir panašiai. Kultūros paveldo dokumentacija, tai čia mūsų dažniausiai kol kas užsakomi darbai, tai yra kultūros paveldo objektų tvarkybai skirti matavimai. Tai čia būna, jeigu palyginus su 3D modeliu, tai čia būtų turbūt lot 4 detalumas, parodomi visos langų, visi sudalinimai, grotos, plytų, sudalinimas akmenų. Jeigu reikia, tada parodomos visos deformacijos, nutrupėjimai ir panašiai, kad tvarkybos ekspertai galėtų
įvertinti pažeidimus ir padaryti ir suprojektuoti, kad pastatas galėtų būti atkurtas į pradinę savo būseną. Ir paskutinis iš paviršių plotų skaičiavimo ataskaitos pavyzdys tai yra objektų skanavimas, braižymas polichrominiams tyrimams atlikti. Tai dažniausiai daroma 1:1 faktinis brėžinys, kurį sukombinuojam su ortofoto nuotrauka ir polichromijos specialistai gali skaičiuotis kiekvieno mažo objekto plotus ir taip pat turėdami ortofoto matyti esamą situaciją dažų, parinkti tinkamas spalvas, bei jeigu yra kažkokios reikalingos tvarkymo priemonės tiems objektams. Tai čia dažniausiai būna bažnytiniai objektai, altoriai, vargonai, bet gali būti pritaikomi ir kitokiuose objektuose. Ir apibendrinant, grįžtant prie klausimo, kaip gauti geriausią pasiūlymą, tai kad pateikus užklausą keliems tiekėjams negautumėt visiškai skirtingų 3, 4 ir kainų ir galutinių rezultatų pasiūlymų, kurie paskui gali netitikti tai, kam yra naudojama, turėtumėt pateikti šiek tiek informacijos, čia 3 dalys, kurio reikėtų. Tai pirmiausia yra informacija apie patį objektą, adresas, kur jis randasi, matavimo apimtis, ar tai būtų pastatas, teritorija, jeigu pastatas ar visas pastatas, ar tik kažkuri jo dalis, tik išorė, ar ir vidus ir išorė ir panašiai. Tada kokia yra esamas informacija apie tą pastatą ir dokumentaciją, ar yra turimi seni fotogrametriniai matavimai, jeigu tai kultūros paveldo objektas. Kultūros paveldo objektui dar ir kultūros paveldo registro numeris reikalingas, kad galėtumėm apsižiūrėti, kaip tas objektas atrodo, nes ten dažniausiai būna nuotraukų. Gali būti inventoriniai brėžiniai, kadastriniai planai, arba, jeigu įmanoma, ir dabartinės būklės pastato nuotraukos, nes gali būti, kad pasižiūrėjus nuotraukas ten darytas prieš 10 metų, atrodo viskas gražu, paprasta, bet nuvažiavus į vietą pamatom, kad ten vietoj 3 aukštų yra likęs tik 1 ir kitus aukštus jau neįmanoma patekti. Būna avarinės būklės pastatai. Taip pat antra dalis informacijos, tai reikia žinoti, kur bus naudojami, ką darysit su gautais rezultatais. Tai žinodami, kam jos naudosit, galėsim iš savo patirties parinkti geriausius ir naudingiausius rezultatus, kad galėtumėt atlikti savo užduotis. Ir taip pat yra informacija apie reikalingus rezultatus. Tai pagrindinis dalykas, kaip ir minėjau šitoj prezentacijoje, yra detalumo pasirinkimas. Ar tai būtų visas pastatas detaliai, visas pastatas nedetaliai, ar skirtingus elementus rodyti skirtingai, kurie yra svarbus. Taip pat koks galutinis rezultatas, ten 3D modelis, 2D brėžinys ar panašiai yra reikalingas. Ir taip pat nemažiau svarbu yra pateikimo informacija. Tai pagrindiniai dalykai, kokią naudosit programinę įrangą, kad iškart galėtumėm parinkti tinkamus formatus, ar yra reikalinga koordinačių sistema, ar užtenka sąlyginės, tada kaip orientuojami brėžiniai, gali būti tiesiog pagal šiaurės pietų kryptimi, arba kad būtų lengviau dirbti pagal ilgiausią pastato kraštinę. Ir tada, kaip jau minėjau, detalumo pasirinkimai LOT 2, 3, 4 ir modeliavimo tolerancija. Kuo paprastesnis modelis, tuo didesni leistinumai nuo taškinio modelio būtų leidžiami nuokrypiai. Tai tiek, tada jeigu turit klausimų kažkokių, galite užduoti dabar. Ačiū Martynai už jūsų prezentaciją. Mes gavome keletą klausimų. Vienintelis gal nėra adresuotas jums, tai yra klausimas apie
skenerio nuomą ir su kuo apdirbti išsinuomavus įrangą duomenis. Tai dėl skenerio nuomos tai atsakinga mūsų kolegų įmonė UAB Teramodus, o UAB Geonovas, kurie galite išsinuomoti skenerį ir būtent Trimble skenerį tiek X7, kaip minėjo gerbiama architektė Ulė, ar X9 yra kartu nuomojamas su nešiojimu kompiuteriu, tabletu, kuriame jau skenuojant jūs galite viską susiregistruoti ir tiesiog eksportuoti po iCloud reikiamu formatu. O jeigu ten objektas didesnis reikalavimo, skanavimo netgi kelios dienos, o gal net ir savaitę, tai manau, kolegos iš UAB Geonovos įmonės tikrai padėtų su duomenų sutvarkymu. Toliau, Martynai, yra tau užduotas klausimas, manau, tu puikiai atsakysi jį. Tai yra, koks yra paprasčiausias ir pigiausias būdas pradėti naudoti skanavimo technologijas su tikslu gauti realius angų, balkonų, plokščių matmenis ir nuokrypius? Tai paprasčiausia, nuo ko pradėti reikėtų, turbūt jeigu nesat susidūrę su skenavimu, tai pirmiausia išsinuomot skenerį su operatorium, kuris pirmiausia parodytų, kaip viskas yra daroma objekte, kaip yra skanuojama, kad neliktų nenuskanuotų vietų, nes trūkstant patirties galima kai kuriuos svarbius elementus praleisti. Ir tada, kadangi nuskanavus dar reikia tos duomenys ir sujungti, kaip minėjai, tai neturint įrangos ir patirties, paprasčiausia būtų duoti arba mūsų specialistams, arba Geonovos specialistams, kad juos sujungtų. O tada, turint po iCloud, jau sujungtą taškinį modelį, pats pigiausias ir paprasčiausias variantas būtų iš tų taškų išskanuotų duomenų padaryti, jeigu kalbam apie vidaus duris, tarkim, langus, angas, tai net nedaryti brėžinių, o iš tų skanuotų duomenų padaryti rasterinius vaizdus. Jie yra panašus į ortofoto nuotraukas, tik yra ne iš nuotraukų gaunama, o iš skanuotų duomenų. Tai jie rodo bendrą vaizdą, taip pat kaip kadinis brėžinys, bet nereikia braižyti ir matot visas angas, visus nuokrypius nuo vertikalumo ir panašiai. Ir jie gali būti naudojami bet kokioj CAD programai, nes įsikelia panašiai kaip bet koks paveikslėlis ir galima tada jau patiems pasibraižius gauti reikiamus matmenis. Kitas variantas, aišku, būtų tada jau daryti 2D brėžinius ir tik tų elementų, kurių reikia ir jau turėti subraižytą informaciją. Ir aš taip pat norėčiau prisidėti, turbūt jeigu klausėte nuo pradžių, girdėjote mokslininko Tado Žižiūno prezentacijoje įžvalgas, kad pats kaip ir pigiausias būdas gauti 3D informaciją yra naudoti fotogrametriją, bet jeigu mes norime būti 100% užtikrinti tikslumu, patikimų duomenų, tai su fotogrametrija reikia tiesiog labai daug žinoti ir atidirbti visą procesą. O paprasčiausias būdas, kad visada būtų teisinga tikslu pakankamai, naudoti 3D lazerinį skenerį, nes jau ten tikslumas kaip ir sertifikuotas, prietaisas yra grynai skirtas matavimui ir galima gauti labai tikslius matavimus. Taip, tai dar galim šiek tiek palaukti, ar atsiras daugiau klausimų, nes matau, kaip ir klausimų sekcijoje nieko daugiau neatsiranda. Bet jeigu turėsite daugiau klausimų, tai tikrai galite susisiekti su mūsų kolegomis iš UAB Teramodus įmonės, tiek su Martynu. Ar jeigu turėsit klausimus gerbiam architektam ar Tadui Žižiūnui, mes juos būtinai perduosime ir gausime jų atsakymą. Ir kaip tik aš šnekėjau, dar vienas klausimas, tai jau renginys mūsų į pabaigą, bet mes dar jį atsakysime, turbūt užbaigsime renginį. Ir papasakoti apie patirtį, kuriant Revit modelį objekto su kritiniais nuolydžiais ir geometrijos iškraipimas, ar yra prasmės tokį modelį daryti. Tai gal Martynai galėtume pakomentuoti. Apie Revit
modelius čia kolega iš braižymo departamento turbūt galėtų papasakoti daugiau. Tai dabar dėl kritinių nuolydžių ir geometrijos iškraipimų, tada aš galbūt pakomentuosiu, kad nėra labai svarbu, kur mes tą modelį darysime, ar tiek Revite, ar CAD programoje. Čia kaip ir Martynas rodė apie tuos detalumus. Yra detalumas LOT2, LOT3, LOT4 ir galima visus detalumus padaryti bet kokioje programinėje įrangoje, bet kas liečia kritinius nuolydžius ir geometrijos iškraipimą, taip, Revite yra šiek tiek sudėtinga tas deformacijas parodyti, bet mes turime tų specialistų, kur tokius darbus darome. Netgi yra tokia sritis Heritage BIM, kuri labiau yra orientuota į kultūros paveldo objekto modeliavimą Revit programinėje įrangoje, kai reikia parodyti deformacijas daugiau. Tai tą dalyką įmanoma, bet tai kainuoja daugiau, nes reikia tiesiog skirti labai daug laiko būtent tom smulkiom detalėm ir deformacijom parodyti. Ar verta? Čia jau klausimas visada atsiremia į pinigus ir laiką. Jeigu tikslas turėti gan detalų modelį, reikalingos tos deformacijos 3D modelį, o ne 2D brėžiniuose, tai turbūt ir verta. Bet jau šitą klausimą geriausią atsakymą žino užsakovai. Tai kaip ir daugiau klausimų, matau, nebėra. Norėčiau užbaigti šį renginį, padėkoti dalyvavusiems ir pasakyti didelį ačiū pranešėjams, sutikusiems pasidalinti savo patirtimis su visais. Tad ačiū ir geros likusios dienos. Dėkui, viso.